smskredit.lt. Greitųjų paskolų profesionalai pristato transliaciją. smskredit.lt. Pinigai šiuolaikiškam žmogui. Pritrūko biskį turbūt sveikatos. Per mažai žaidėjų, trumpas suoliukas, nebuvo su kuo pasikeisti, neturėjom ko centrą pakeisti. Alvydą Kačinską keitėm ne tam tinkamų žmogumi ir pritrūko konkrečiai sveikatos. Už tai tie metimai tokie buvo, gal jie paruošti, bet netikslus. Sezono eigoje ir Patvanka buvot nugalėję, galim sakyti, buvo geresnių rungtynių, taip? Taip, buvom stipresni, buvom gal fiziškai geresni. Pavasaris matyti, išsekimas ant senatvės. Varžovom gera diena, bet mums geresnė tikriausiai, kad ir pasitaikė kelis kart daugiau, turbūt jeigu pagal metimų skaičių, tai ir procentas tikriausiai nėra labai blogas. Taip kad manau, kad nemažai nulėmė varžybose šiandien tritaškiai. Nesijaučia tvirti finalą? Turim tokį apmaudą šiokį tokį, bet varžybos yra varžybos, sporte būna visaip. Įspūdžiai prasti, kamuolys įstrigo paskutinį metimą. Viskas būtų gerai, bet tikiuosi. Esmė buvo, kad mes norėjom laimėti, o jie lengvai tikėjosi. Ir viskas čia daugiau. Išėjo kaip išėjo. Nieko nepadarysi. Visas rungtynes vedėm iš principo taip. Bet pas mus į tą suoliuką, kai pasižiūriu, tai nėra ne vieno meistro. Krušna žaidė kažkada, tai LKL anksčiau. O daugiau tai ką? Kaip aš vadinu, visi gatviniai. Tai galit vyram turbūt paspaust ranką? Mes penktadienį ne ranką spausim, daugiau galbūt ką nors. Finalai visą laiką sunkus. Gerai, varžovas geras, visiems įdomu buvo toks finalas, sutinkat yra, ne? O mes, aišku, norėjom lengvesnį yra, galbūt nusiteikimas blogas ar panašiai. Aibė klaidų, matė turbūt visi. Tiek klaidų mes nedarom paprastai. Jie panaudojo viską, ką gali, ką moka, pataikė, susirinko visas mūsų klaidas. Gerai, laimingai baigėsi. Galbūt dėl to ir vertas toks finalas? Ne, kaip finalas jisai yra gražus, šaunu yra. Tai mes irgi džiaugiamės, kad yra pasipriešinimas, yra Lietuvoje galim, nes paprastai mums labai lengva būna.